Labadiena, aš esu naujienų portalo 15min.lt vyriausias redaktorius Žilvinas Pakarskas. Aš dalyvavau specialiųjų mugėje Klaipėdoje ir besiruošiantiems tapti studentais pristačiau žurnalistikos specialybę. Tiesą sakant, bandžiau atkalbėti nuo žurnalistikos, nes tai yra be abejo labai įdomus, bet labai sunkus darbas. Ir ne veltui žurnalistai turbūt yra bene trumpiausiai gyvenantis ir bene labiausiai ligotos profesijos atstovai. Daugelis mano, kad žurnalistas tai yra tas žmogus, kuris baigia žurnalistiką, eina dirbti į televiziją, veda populiarias laidas, gauna labai daug pinigų ir yra garsus, žinomas ir gerbiamas žmogus. Iš tikrųjų yra visiškai ne taip. Didžioji dalis žurnalistų tai yra juodadarbės pelės, kurios kuria tekstus, renka informaciją, toli gražu yra negerbiamos, yra dažnai stumdomos, baromos, šmeižiamos, visai negražiai vadinamos ir pašnekovų, ir pačių skaitytojų, ypač internete. Neleisk, kad tavo ateitis būtų atsitiktinumas, rinkis atsakingai.